Bijai santykiuose būti savimi, nes jau žinai, kas bus. Kai būni savimi, vyras nueina į tylą ir tarp jūsų atsiranda praraja. Tada tu išeini į kaltę ir savigraužą. Sakysi ne? Pažiūrėkim. Jeigu tu nuolatos verdi minčių sraute, ką galėjai padaryti kitaip, kad dabar nebūtų tylos ir ką galėsi nutylėti, nukentėti arba tiesiog neužvesti šią temą pokalbio kitą kartą, tai reiškia, kuri strategija, kaip būti tobulesniai kitą kartą, tai reiškia, kad tu jau eini į kaltę, savigraužą, saviplaką ir pradedi kurti iš analizės gilios savo naują, tobulą asmenybę, kuri atitiks visus standartus, kuri bus patogi, kuri bus gera, kuri bus ideali ir kuri nesukurs tylos tarp tavęs ir vyro. Tai kodėl iki šiol jūsų santykiai tarsi linksmieji kalneliai? Geras etapas – nekalbadieniai, aš bėgu prakalbinti vyrą, geras etapas – nekalbadieniai, aš vėl parbėgau prakalbinti vyrą. Ir tau dėl viso šitos situacijos ne tik, kad trūksta jėgų, energijos, bet tu jau pavargai gyventi nuolatinėje įtampoje, strese, skausme. Ir ši situacija tiesiog tave žudo. Tu pavargai, tu išsekai, bėgti užsisukusiam rate. Taip? Ir yra išeitis. Tu gali pažiūrėti, kas yra giliau už šito ciklo. Kai žinosi, kas giliau, galėsi sulaužyti šitą ciklą. Ir norint sulaužyti šitą ciklą, tau reikia tiesiog parašyti man savo situaciją. Kokia yra situacija, kokias jūs sprendžiate šiuo metu problemas, dėl ko kyla, ar ne, tai nekalbadieniai. Ką tu išjauti, kaip dažnai visą tai veikia tavo santykius, kokius būtent sprendimus tu priimi. Ir aš savo ruožtu duosiu tavo atgalinį ryšį, čia ir dabar atsakymus, savo įžvalgas, kad tau nereikėtų bėgti vyro prakalbinti, kad tu turėtum santykiuose, kur nėra nekalbadienių, santykius, kur yra artumas tarp tavęs ir vyro, kur santykiai tarsi santykių pradžioje, kad gerasis tas laikotarpis užsitęstų ir jo nesugriautų nekalbadieniai. Domina, rašyk savo situaciją, kaip dažnai, ką išgyveni, kokias problemas sprendi ir gauk čia ir dabar atsakymus.